Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Šiandien noriu pakalbėti apie vieną tokį dalyką, apie Dievą. Kasgi yra Dievas? Ar jisai iš tikrųjų yra visagalis? Ar jisai iš tikrųjų yra atleidžiantis? Ar jisai tas, kuris suteikia savo malonę? Arba tas, kuris gali viską ir jam nieko netrūksta? Ir kad kažką būtų arba sukurti, jam užtenka pasakyk būk ir tai būna. Arba aš atleidžiu ir tai būna. Tai klausimas būtų toks ir pamastymui, kad kiekvienam iš mūsų, jeigu Dievas norėtų atleisti man arba kitam žmogui, ar jam jisai gali padaryti tai? Ar negali padaryti? Ar jam būtinai reikia paaukoti save arba paaukoti kitą žmogų kūną arba dar kažką. Jeigu jisai mato, kad žmogus gailisi, jeigu jisai mato, kad žmogus tikrai nuoširdžiai atgailestauja ir bando atsiprašyti pas Dievą, atsiprašyti pas kitus žmonės, jeigu jisai pažeidė kitų žmonių teisės, ir Dievas mato, kad jisai stengsis daugiau taip nedaryti. Ar jam reikia nubausti kitą žmogų? Ar Dievui reikia kažkokią auką papildomai? Nejaugi Dievas toks nevisagalis? Nejaugi jisai tam, kad atleisti kitam žmogui, reikia nubausti antrą žmogų? Arba sunaikinti kitą žmogaus kūną. Ar jisai tiesiog negali tiesiai atleisti? Kur yra teisingumas? Teisingumas yra tas, kad jeigu aš padariau nuodėmę, tai ir aš turiu atsakyti. Jeigu yra man atleidžiama, tai man atleidžiama tiesiogiai, o ne per kito asmens nuskriaudimą arba nužudymą arba per aukojimą kito asmens. Kur yra teisingumas? Jeigu aš padariau kažką blogą kažkam iš žmonių, tai tas žmogus gali atleisti, tik nužudomas savo vaiką? Arba jisai tiesiog atleisti? Tai kai mes kalbam apie Dievą, ar jisai neteisingiausiasis? Prie ko kito žmogaus kūnas, prie ko kito žmogaus gyvybė? Jeigu jisai tiesiogiai gali atleisti, jeigu jisai mato, kad galima atleisti ir reikia atleisti, tai argi jisai negali tiesiogiai atleisti? Be abejo, jisai tiesiogiai atleidžia ir jam nereikalingos tos kitos žmogaus aukos. Ir visose tikėjimuose žmonių aukos yra draudžiamos. Jeigu mes kalbėsim apie Avraomą, aleisam, pranašą, kad jisai norėjo paaukoti savo sūnų, tai Dievas vienintelį kartą siuntė tokią išbandymą, bet žinodamas, kad ir jo sūnus Ismaelas su to sutiks, ir Avraomas sutiks. Ir jisai žinojo, kad jie išlaikys išbandymą ir tik tuomet jisai siuntė tą išbandymą ir tik tuomet jau buvo paraštas avis, kuris buvo paaukotas. Dievas niekada nenorėjo ir niekada negali priimti žmogaus auką, nes čia priešinybė būtent visos žmonių kūrimai. Nes jeigu mes pažiūrėsim, kad reikia, kad nors vienas žmogus išsigelbėtų, paaukot kitą žmogaus gyvybę arba net kūną, tada kur yra teisybė? Ar tas kūnas arba tas skausmas kaip jisai gali atsakyti už kito asmens nuodėmes? Tai manau, kad mums visiems reikia pradžioj pagalvoti apie kas yra Dievas. Įsitikinti, kas yra Dievas. Ir tik po to mes galim geriau suprasti ir analizuoti būtent Dievo nurodymus, Dievo nustatymus
Ir tada atskirti būtent tiesą nuo kažkokio išgalvoto, žmonių išgalvoto taisyklių arba normų arba kažkokio principos. Tai reikia suprasti, kas yra Dievas.